Tai sveiki atvykę į geriausią palapinę. Čia siaurose ratuose vis aptariama, kad čia yra labai gera, nes vėsu, nes patogus foteliai tiems, kurie scenoje. Gal jums mažiau patogus, bet irgi nieko. Tai ačiū, kad atėjot, sveiki įsivažiuojantis į antrą dieną būtent festivalio, kuris pirmą kartą yra Vilniuje, persikėlęs į Vilnių. Tie, kurie abejojat, ar čia prisėst, ar kur nors kitur praeit, tai nesiblaškykit, vat ateikit, čia yra dar vietos ir tikiu, kad gausės tų žmonių čia gyvai, bet mes esame ir transliuojami Iltės Facebook paskyroje, ar ne, tiesiogiai. Ir tikiu, kad ten irgi yra mus stebinčių, tai padarėt klaidą neateidami čia, čia yra labai gera, labai gražus oras, labai daug gražių žmonių, bet nieko tokio, gal pasitaisysite dar popietės diskusijose arba kitame būtent festivalyje. Tai sveiki visi. Aš esu Živilė, aš moderuosiu šitą diskusiją, netrukus pristatysiu pašnekovus ir temą, kuri yra apie lietuviškas inovacijas. Ir klausim, ar jos dar nustebins pasaulį, ar Lietuvos kūrėjai turi galimybę realizuoti savo idėjas, ką reiškia valstybinis palaikymas, kai esi startuolis ir ko trūksta. Ir iškart man noris tokį testinumą suteikti ir pasakyti, kad čia mes vakar irgi kalbėjom apie inovacijas ir kalbėjom apie maistą. Ir taip labai, labai grubiai tariant, tai tokią išvadą padarėm, kad sunku, kad nustebins turbūt, bet visgi tos investicijos bent jau į maistą, į tos novel foods yra labai sunku, nes yra imlu finansam, imlu mokslui, imlu teisiškai nesutvarkyta, bet visgi turėjom užkandžių į kosmosą, kurie yra liofilizuojami ir išvežami, girdėjom apie saldiklį, baltymą, kuris yra 1500 kartų mažiau, saldesnis negu cukrus ir kurį bandoma brezainas, dabar galvoju kažkaip taip vadinasi, kurį bando Pentasweet buvęs Amelinos įkūrėjas irgi į rinką taip plačiau paduot. Tai čia tą pasakoju, kad būtų tęstinumas ir kad gal apie maistą jau ir mažiau kalbėtumėm, nes vat vakar ėmėm ir pakalbėjom apie maistą ir tokį kontekstą šiek tiek mus visus įvedu, bet labai ilgai nebekalbėsiu ir to nedarysiu, nes yra ką papasakot turintys čia pašnekovai, kuriuos labai sveikinu ir labai džiaugiuosi, kad atėjot. Tai prie manęs yra EdTech Lithuania valdybos narys, EdTech startuolio Be Bright, vienas iš įkūrėjų, Mantas Vičius. Aš galvoju, kad kiekvieną kartą, kai aš pristatau, susitarkim, kad paplosit ir tam, kad žmogui būtų fainiau ir kad visi galvotų, kad mūsų palapiniai daugiausia veiksmo. Taigi, Mantas Vičius. Ačiū labai. Šalia jo yra Nacionalinio plėtros banko Iltė, kurio palapinėje ir esame, valdybos narė, veiklos plėtros tarnybos vadovė Inga Beiliūnienė. Taip pat su mumis viešosios įstaigos inovacijų agentūra Startup Lithuania skyriaus vadovė Karolina Urbonaitė. Ir rizikos kapitalo fondo BSV, taip trumpinam, bet galim sakyti ir Baltic Sandbox Ventures vykdomasis partneris Andrius Milinavičius. Tai ačiū labai visiems, kad čia esat ir pradėkim iš karto nuo tokio paprasto klausimo, kuris įves mus į kontekstą, nes galėsim jau pradėti galvoti apie pavyzdžius ir tada lengviau atsispirsim ir galvosim apie tai, kas dar mus gali nustebinti inovacijų prasme. Ir gal jūs visi pasidalintumėt pavyzdžių vienos inovacijos, kuri jūs nustebino, kad ir kaip su tuo dirbtumėt, ar būtumėt, nežinau, tiesiogiai susijęs, kaip turbūt, kad man tuo atveju gal ir apie paties inovaciją vieną kitą žodį pasakys, arba tiesiog stebėdami rinką ir erdvę bendrą. Ir Andriu, aš galvoju, gal tu pradėk, toliausiai sėdi, kad nebūtų prarajos tarp mūsų. Mes esame rizikos kapitalo fondas ir kadangi mes investuojame ne į vieną, o į daug inovacijų, tai manęs prašyti išsirinkti vieną yra tiesiog, nehumaniška, aš pasakyčiau taip labai paprastai. Tai tu vis tiek rasi būdą pasakyti bendriau. Bet iš tikrųjų, tai aš kaip žmogus, kuris kiekvieną dieną iš tikrųjų matau daugybę aplikacijų, tai tikrai galiu pasakyti, kad mes gyvename fantastiškais laikais, nes tai, ką mūsų mokslininkai ir inžinieriai išdarinėja, tai tiesiog, dažnu atveju reikia keletą kartų paskaityti ir sakyti, čia tikrai mes tai darome Lietuvoje. Tai aš galėčiau keletą pavyzdžių paminėti.
iš mūsų, pavyzdžiui, portfelio kompanijų. Teisingai, jeigu kalbame apie kosmosą, mes turime Lietuvos kompaniją, kuri tos vadinamus kvailus satelitus jos paverčia protingais. Jie tiesiog įdeda vieną dėžutę, kurią patys čia Lietuvoje, beje, senamistėje turėjo savo kūrybinės dirbtuvės, tai toks tikras startuolis, kur ne garažas, bet senamistėje ir tokius dalykus išdarinėja. Ir aš kai jų paklausiau, sakau, o kodėl kosmosas, taigi čia taip sudėtinga? Sako, Andriau, tai nėra kažkokių baltų suaugusių senų dėdukų žaidimas tas kosmosas. Sako, ten truputį sudėtingesnės sąlygos, bet viskas veikia taip pat kaip ant žemės. Sakė, tai reikėtų tiesiog daugiau drąsos turėti, nes ten yra daugybė problemų, kurias galima išspręsti. Kita įmonė, kurią norėčiau paminėti, mes visi keliaujame į dirbtinio intelekto pasaulį, apie kurį mes tikrai dar daug ko nesuprantame. Mačiau, kaip tik auditorijai sėdi Mykolas iš kompanijos Repsense. Realiu laiku jie gali stebėti tai, kas vyksta internete, nustatyti kažkokius pavojingus naratyvus, gali sentimentus paaiškinti ir gali padėti, pavyzdžiui, netgi valstybės tam tikrom saugumo tarnybom greitai reaguoti į tai, kas yra mums tampa labai greitai pavojinga. Teisingai, nes mes nebegalime būti reaktyvūs, mes turime realiu laiku žinoti, kas vyksta. Jeigu mes kalbame apie gyvybės mokslus, jūs nustebsite, kas gyvybės mokslų centre darosi, kas darosi Santaros klinikose ir kokio lygio mokslininkai sugrįžta. Mes turime startuolį, kuris padeda vėžio gydyme, mes turime startuolį, kuris šiandieną itin efektyviai gali, taip vadinamą, tą DNR sekoskaitą padaryti, kas yra pasirodo pasaulyje vis dar didelė problema, o komanda Lietuvoje tai sugeba padaryti per parą ir itin pigiai. Bet tu dar ir sakai, kad gyvybės mokslai yra sudėtingiausias rytis tokia reguliavimo prasme. Be abejo, nes man atrodo, mes visi norėtume, kad su sveikata, kas vyksta, tiesiog mes aukštesnius standartus taikytume, tiesa? Čia nėra tiesiog elektroninė komercija. Sugalvojame, įsijungėme Facebooką, įmetėme 50 eurų ir patikrinome. Tai kažką susileisti į kūną, gal reikėtų prieš tai išsiaiškinti, kas tenais bus. Tai tu taip ir nemanai, kad per daug yra reguliavimo? Be abejo, nes yra mūsų senutė Europa, vienintelį dalyką, ką moka daryti, tai reguliuoti. Mes pasėdim, pareguliuojam ir tada žiūrim, o kaip čia taip gavos, kad amerikiečiai šviesmečiais nuvažiavo. Man atrodo, kad mums tiesiog yra laikas truputį susitarti, kur yra mums toleruotina rizika ir tos sandboxus, tą visą suvokimą atvesti pagaliau ir į gyvybės mokslus, nes tai yra labai svarbu. Mes šiandieną turime neįtikėtinas technologinės galimybės padaryti proveržius, bet mes save patys spardome ir blokuojame. Gerai, aš užsižymiu, kad visgi neįtikėtinos yra tas galimybės, mes prie jų grįšim. Karolina, jūsų pavyzdys. Taip, ačiū labai. Girdit mane, ne? Taip, tai man atrodo, Andrius labai daug tų pavyzdžių gerų pasakė, ar ne? Tikrai... Mes turim daugiau nei 1000 startuolių, aš tik 3 paminėjau, ne? Tai bet paminėjai labai puikius. Kalbant irgi apie gyvybės mokslus, ar ne, kur su dirbtiniu intelektu rentgeno nuotraukas gali nuskaityti. Apskritai, kalbant apie inovacijas, kokia Lietuva yra stipri lazeriuose, ar ne? Kad 90% pasaulio universitetų yra mūsų lietuvių sukurti naudojami lazeriai. Bet aš irgi, kadangi reprezentuoju tą startuolio ekosistemą, ar ne? Ir net nekalbant apie tuos mažesnius mūsų startuolius, man atrodo, netgi ne tai, kad wow inovacija, bet kuo labai galim didžiuotis, tai pabūsiu gal nuobodi, bet man atrodo ir Vinted yra mūsų labai didelis tas pasididžiavimas, ar ne? Ir ne tai kalbu, kad aš esu ten Vinted nuolatinė vartotoja, kur tikrai labai myliu, bet kad apskritai šita kompanija, ar ne, yra jau pusiau dekakornas, jau net ne vienaragis, įvertinta 5 milijardais. Kad iš Vinted atsirado dar dabar šiai dienai, nežinau, daugiau negu 28 nauji startuoliai, kurie augina apskritai mūsų startuolio ekosistemą, tai man atrodo irgi labai galim pasidžiaugti tais jų pasiekimais. Pasidžiaugim, paplojam gyvybės. Mūsų palapinė tikrai yra daugiausia veiksmo. Reaguokite, plokite. Jo, ir tas dekakornas yra toks terminas, kurį dar mes mažai girdėjom, bet taip suprantu, kad visi išgirsim, gal ir dažniau, ar ne? Taip. Tikėkime, kad ir daugiau tokių kampanijų bus. Karolina, man atrodo, tu man neleisi sumeluoti, bet mes gyvename tais laikais, kai pagaliau mums estai pavydi. Oi, čia tikra tiesa ir žinokit, tikrai prieš metus jau buvo, kad į mane kreipėsi Startup Estonia ir klausė, tai ką jūs darot, kad jums taip gerai sekasi, nes aišku, dar irgi supažindinat, kas nėra iš startuolio ekosistemos, jau 5 metus iš eilės Lietuvos startuolio ekosistema yra sparčiausiai auganti centrinėje rytų Europoje.
Europoje. Ir šiaip per pastaruosius 10 metų, taip, plojimai, man atrodo, bus labai interaktyvi diskusija. Ir per pastaruosius 10 metų mūsų apskritai ekosistemos vertė daugiau nei 39 kartus išaugo. Nu tai čia bus ir bus dar tų pavyzdžių. Ne 2 kartus, ne 5, 39 kartus. Gerai, bet žiūrėkit, bet estai pavydė jau kurį laiką mums ir dėl ekonomikos, ne tik dėl startuolių, bet dėl startuolių dabar irgi girdim. Bet pasakykit dar, Karolina, ką jūs iš viso, kaip jūs susiję esat su startuoliais? Nes, gerai, paklauskim, kadangi jau čia taip interaktyvu. Ar visi žino, ką veikia inovacijų agentūra? Pakelkit, kas žino ir kaip jis susijus su startuoliais, kas žino. Nu gerai, yra startuolio atstovai. Jo, mes čia sustatėm kelius žmonės, kad bent jau žinotų. O kiek čia yra inovacijų agentūros kolegų šiuo metu? Nekelkit rankų. Stokit tada. Bet perduokit šalia esančiam žmogui, jeigu ką irgi. Bet galiu trumpai ar nepristatyti. Pasakykit, man atrodo, bus aiškiau. Taip, tai inovacijų agentūra yra tas pagrindinis inovacijų ekosistemos facilitatorius Lietuvoje. Tai mes auginam tą inovacijų ekosistemą. Ir Startup Lithuania yra skyrius, tai mes atsakingi būtent už startuolių ekosistemą. Vadinasi, mes turime įvairias finansavimo priemonės startuoliams, mes bendradarbiavom su kitomis asociacijomis, rizikos kapitalo fondais. Turime šiai dienai, apskritai mes turim 4 akceleratorius, kur padedam startuoliams. Man tas yra mūsų vienas iš sėkmės pavyzdžių, kaip irgi išaugo ar ne su valstybės pagalba startuolis. Tai jo, tai tiesiog padedam startuoliams, juos auginam ir stengiamės atliepti jų poreikius. Ir tada Ilte kaip čia įsipaišo į tą tokį pagalbos mechanizmą? Ilte yra šiek tiek kitas žvėris, palyginus su inovacijų agentūra ir Startup Lithuania, tai jeigu inovacijų agentūra labiau orientuota yra į tą neveikia, sakai? Tu, Andriu, geriausią mikrofoną turi. Gal tu garsiau kalbė? Čia gal galima pagarsinti kažkaip, aš nežinau. Aš irgi bandžiau, bet nežinau, jeigu girdim, tai tada ir nesitrukdykim, bet jeigu man tas visus pagarsins, tai bus tik tai geriau. Brokuotas. Tai jeigu inovacijų agentūra yra labiau tokia ekosistemos vystymo per konsultavimą, mentorystę ir grantinio tipo finansavimą, kaip aš kartais mėgstu sakyti, dovaninį, kurio grąžinti nereikia, tai mes esam tas žvėris, kuris finansuojam startuolius, apskritai inovacijas, būtent kitokią formą, kurią grąžinti vis tik tai reikia. Tai yra arba paskolas duodami, tiek mes, ar tiek mūsų partneriai rinkoje, kaip bankai, tos pačios kredito unijos, arba mes investuojam į rizikos kapitalo fondus, iš esmės vieno valdytojo matot ant scenos, į tokius rizikos kapitalo fondus šalia mūsų paprastai investuoja privatus asmenys ar turtingi žmonės. Bet pirmą jūs ir tada jūs toks kaip saugumo garantas kitiems ateiti. Nebūtinai mes galime ateiti į esamą, bet papildyti mes iš esmės esam rizikos pasidalintojas tam fonde su privačiais ir kartais mes atiduodam pelną tam privatiem investuotojam tam, kad jie drąsiau investuotų į tokius fondus. Na ir tada jau fondai investuoja tiesiai į startuolius ir taip sustiprina jų kapitalą, taip jiems padeda augti ir dirba su jais. Ir reikia grąžinti, bet gal mažiau. Ar ne? Visai. Andrius, ne, reikia daugiau, lemba, ne? Rizikos kapitalo fondo darbas yra naudodamasis tam tikromis metodikomis teisingai išdalinti kapitalą, kuris privalo sugrįžti. Rizikos kapitalo fondas nėra labdaros organizacija. Tai yra kaštai ir kadangi Ilte yra vienas iš mūsų investuotojų, mes jų turime virš 28, Ilte sudaroma suma yra apie 32% mūsų kapitalo, bet jų yra absoliučiai kaip ir kitų investuotojų normalus siektinis lūkestis, kad ne tik grįžtų pinigai, bet jie grįžtų su pakankamai solidžiu uždarbiu. Ir tai yra mūsų fondo vadovų darbas teisingai išdėlioti tą kapitalą. Gerai. Kartais, iš tikrųjų, Živilė, kaip paklausė, tai kartais mes įdedam tokius saldainius, ne, tam tikrus, tai yra ir dalies paskolos negrąžinimą, ar palūkanas lengvatinės, kai mes norim paskatinti kažką, ne, paskatinti, išdrįsti verslą daryti, išdrįsti startuoti, išdrįsti augti ir panašius dalykus, tai tokiais atvejais mes kažkiek sutinkam
būtent su to negražinimu, bet, na, mūsų tas finansavimas yra toksai, kad mes tikimės, kad bent jau dalis jo sugrįš. Ir pasakykite tada savo mėgstamiausią pavyzdį arba nustebinusi labiausiai iš pastarųjų laikų. Iš tikrųjų, tai aš ieškojau irgi, žiūrinėjau ir BSV portfelį ir man labai kažkaip užkliuvo akis už dronų, kurie varomi vandeniliu. Ir gynybos rytis, nes kita mano aistra yra gynyba. Ir vakar teko kalbėti apie žalę gynybą, kaip bebūtų, įmanoma ar neįmanoma. Įmanoma, taip girdžiu tarp eilučių. Įmanoma. Įmanoma. Ir labai stipriai mes vakar priėjom išvadas, kad tikrai labai įmanoma ir labai skatintina. Gerai, tai gynyba. Tai gynyboje vandeniliu varomi dronai. Ir kitą pavyzdį, kuris tiesiog šovė į galvą, kuris yra arčiau žemės, kuri tikrai, manau, kad ar teka naudotis, ar teka girdėti, tai yra Trafi. Ar kam yra tekę naudotis, tai yra tiesiog, gali nusipirkti elektroninį bilietą, gali rasti, kaip tau nukeliauti, tai čia yra, tarp kitko, tai yra rizikos kapitalo investicijos gavėjas. Bet kas jau čia tokio stebėtino? Visos šalis turi po programėlę, kur gali nusipirkti bilietą, žemėlapį pasižiūrėti. Tai man tas ir buvo labiausiai stebėtina, kad jie sugebėjo netgi, pavyzdžiui, kai buvo olimpiada Brazilijoje, tai Rio. Tai jų programėlė, tai Trafis ir buvo ta programa, kuri buvo naudojama olimpiados, tų, kurie atvyko olimpiadą stebėti ir kurie dalyvavo olimpiadai. Mane nustebino, kad atrodo toks paprastas išradimas, nieko tokio, kaip ką tik pati sakei, bet kaip sugeba pasauliniu mastu parsiduoti. Gerai, tai čia irgi turbūt patekimas į rinką startuolių ir yra dar viena atskira tema, nes aš vis girdžiu įvairiose diskusijose, kad idėjų mes turim, ką vystyt norim turim, bet kai kalbam apie patekimą į rinką, Europoje viskas vyksta lėčiau, kur nors stringa ir 100 kartų lėčiau negu Amerikoje ir tai yra tokia dažniausiai girdima mintis mano bent jau startuolių diskusijose. Bet nežinau, ar tai tiesa, jūs galėsit pasakyti, dabar staptelkim ties Mantu, kuris ir pats savaime yra pavyzdys, turiu omenyje, kai prašau pavyzdžių, tai jo išradimas, tai gal papasakok tiems, kurie nežino apie kaip vadinasi tiksliai? Be Bright. Jo, bet sveiki tada visi. Tai mūsų startuolis vysto, mėgina dabartiniu momentu, mes esam kelyje, vystyti skirtingus personalizuotus mokymosi sprendimus, kurie padėtų bendrajam ūkdymui, mokiniam, mokytojam ir panašiai. Vienas iš jų pirmųjų, tai pas mumis yra personalizuota matematikos mokymosi platforma pavadinimu e-licėjus. Tai labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad galime padėti vaikam atsekti jų ankstesnių klasių žinių spragas ir nukreipti į mokytojų ekspertų paruoštą turinį. Ir visas tas motyvas ir buvo, kuriant inovaciją, gebėti išspręsti problemas, kurios buvo mum patiems, kai mes buvome mokykloje, po to augant, kaip sakant, matant, kad tos pačios problemos kaupėsi ir nesibaigia, ir kad mokiniai su šitom problemom vis kiekvieną dieną susiduria, ir turim labai tragiškus rezultatus, bent jau kas liečia matematiką Lietuvoje, tai yra kas spręsti. Problema labai akivaizdai matoma ir galima kažką su ją bent jau daryti vietos lygmenį ir tada ir ne tik. Bet daugiausia spragų girdžiu, kad yra matematikoje, taip galima apibendrinti. Aš sakyčiau, kad spragų švietimo sistemoje yra labai daug ne tik matematikoje, bet šalutinis poveikis yra to, kad kai yra programos ne iki galo gerai sudėliotos, kai yra skirtingas krūvis, tai matematika vienas iš tų dalykų, kuriame mes kenčiame, o dėl to, kai neparuošėme ekspertų matematikoje eiti į kitus inžinerinius mokslus, STEM dalykus, tai turime ir nemažą poreikį inžinerijos specialistų ir inovatorių Lietuvoje galinčių kurti įvairiausias skirtingas inovacijas. Dar pasakykim šiek tiek, kaip veikia tas spragų radimas, nežinau, ir šiaip turbūt, kad tokia turinio prasme, nes galvoju, vis tiek neįmanoma, kad aš, tarkim, ten viską mokėčiau, ar ne? Tai kas yra tos spragos, kaip jūs, nežinau, apsibrėžėt, kada tai yra spraga, kada ne, ir tada gal apie tą technologinį mechanizmą, kaip tos spragos yra aptinkamos.
tinkamos. Tai pagrindinis pas mumis yra dalykas koks. Mes leidžiame mokiniams prieš kiekvieną pradedant skirtingą pamoką gebėti spręsti tam tikrus skirtingus diagnostinius testus, kurie besprendžiant jos mes pradedam atsekti tam tikrą tokį didelį tinklą vaiko įgūdžių, tų, kurių jisai geba įvaldyti ir to, ko jam trūksta. Ir pagal tos susegmentuotus mažus, kaip sakant, gabaliukus mes sugebam nukreipti ir iš viso mūsų turinio tiesiog pateikti pagrindinius jos, kad va, čia yra spragos, iš viso to turinio kelios specifinės, kuriuose vaikui sunkiausiai yra. Ir jeigu jisai jas praeina, sugeba įspręsti, peržiūrėti vaizdo įrašus, įspręsti uždavinius ir toliau judėti į priekį, tai tos spragos naikinasi ir vaikas gali spėti pasivyti ugdymo procesą. O mokytojai visą tą informaciją mato ir gali klasės metu daug skirtingų, besinaudojant tais duomenimis, išvadų daryti ir gerinti ugdymo procesą. Bet aš dar trumpai, kad suprasčiau, ar čia vaikai tada susirūpina ir jūsų paslaugą nori naudotis, ar jau centralizuoti kažkaip mokytojai, ar tėvai? Tai čia yra dviejopai. Mes turime ir subscriptioną, kas gali įsigyti ir individualus, bet mes daugiausiai dirbame strateginių lygmenių su savivaldybėmis, su mokyklomis. Tai šiai dienai dengiam 24 savivaldybės Lietuvoje ir turime virš 35 000 mokinių ir 100 mokytojų, kurie kiekvieną dieną mokslo metų eigoje jungiasi, mokosi, sprendžia ir geba naikinti tas spragas ir judėti priekį. Tai mes, kadangi naikinam matematikos spragas ir plojom visiems už pasiekimus, tai dabar Mantui eilė, kad paplotumėm dėl jo startuolio. Ir dar pasakyk trumpai, tai tu, vadinasi, esi turbūt, kad ir iš Iltės gavęs finansavimo, ar ne, ir iš kreipęsis ir inovacijų agentūrą, ar ne? Aš sunku pasakyti dėl Iltės tiesiogiai, aš nežinau, gal per kažkokį, sakykime, mechanizmą tai ir yra įeinantis dalykas, bet aš sakyčiau, mūsų viena pagrindinių dalių buvo, tai pradžiai buvom gavę investicijas iš verslo angelų ir filantropinių fondų, tokių kaip Mariaus Jakulio Jasono fondas ir Jaunaragių fondas, apie kurį norėsiu prasiplėsti šiek tiek, bet sekančios mūsų tos dotacijos ir pagalba finansinė, kurią gavom tiek mentoriavimo, tiek paskaitų, tiek pagalbos ir finansų, tai buvo būtent dėka inovacijų agentūros ir Startup Lithuania. Tai Paplokime. Paplokime čia, tai tikrai taip. O jeigu kalbam apie Jaunaragių fondą, tai norėjau tiesiog įsiplėsti iš tos pusės, kad kai kolegos kalbėjo apie inovacijas jau dabartinės, kurios yra pasiekusios savo lygį tiek Lietuvos, tiek pasaulinių lygių, viskas prasideda nuo labai lokalių ir mažų dalykų, kas liečia Junior Achievementų tinklą. Tai aš pats esu ir Junior Achievementų alumnas, mentorius ir pirmoji investicija pasauliniam tinkle padaryta būtent į mūsų startuolį. Tai ką noriu pasakyti, kiekvieną dieną tenka mokslo metų eigoje pamatyti, kaip jauni mokiniai klasės metu ir už klasės ribų kuria inovacijos, kurios žingsnis po žingsnio pradeda judėti ir jau Lietuvos lygmenių, o kai kurie net ir tarptautinių lygmenių mėgina prasimušti dar mokyklos suole. Tai toks yra grožis, kad neliečiamo kapitalo fondas, va toks kaip Jaunaragiai, susibūrė iš to, kad norėjo padėti jauniem inovatoriam dar klasės suole, gebėti padėti steigti inovacijas ir jau už klasės ribų ir jau einant į universitetus ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia yra labai didelis grožis pačios ekosistemos, kad yra ir dalis, kur Iltė prisideda, ir dalis, kur inovacijų agentūra prisideda, ir tam tikri fondai, kurie tiek riziką valdo, tiek kiti, kur neliečiamo kapitalo labiau iš filantropinės pusės, bet kai turime gyvą, stiprią ekosistemą, manau, tai leidžia bet kokiom mūsų inovacijom judėti į priekį ir leisti skintis į tarptautinius vandenis kelius. Mes tuoj pradėsim kalbėti apie iššūkius, tai prieš tai dar norisi tavo tą mintį gražią pratęsti ekosistemos grožis. Andriau, kas nuo tavęs yra šitos ekosistemos didysis grožis? Absoliučiai sutinku su kolega. Ne kartą kalbėtas užsieniečių pasakiau, kad Lietuva išgyvena absoliutų renesansą. Ką tai reiškia? Mūsų bendruomenė yra labai tvariai auganti. Mes nesame
perskolinę startuolį, užauginę jų vertės iki neteisingų sumų. O tai reiškia, kadangi viskas vyksta labai, kaip sakoma, tvariai ir gaunamos lėšos kapitalas, iš Vintedų, iš Tesoneto grupės, jis ir atgal reinvestuojamas į ekosistemą. Ekosistema gyvena tais laikais, kur tu gali bet kam, bet kuriam įkūrėjui, founderiui parašyti LinkedIn'e ir jisai be jokių problemų su tim sustiks kavos. Jis tau duos patarimą. Mes turime bendruomenių, kur kolegos startuoliai dalinasi paslaptimis. Sako, žiūrėkit, mes čia nukentėjom, nedarykit mūsų klaidų, pasistengime išvengti tų brangių klaidų. Mes tikrai esame labai brandi, gera ir labai efektyvi ekosistema. Dabar yra labai geras laikas išdrįsti iš tikrųjų, pabandyti gyveninti tą idėją, kurią galbūt kažkas iš jūsų jau nešiojatės paskutinius 7 metus. Gerai, labai ačiū už šitą įkvėpimą. Jeigu reikėtų išskirti kokį nors vieną iššūkį, kuris jūs sakytumėt, kad trukdo lietuviškom inovacijom dar sparčiau stebint pasaulį, ką jūs pasirinktumėt? Ir čia grinai tokio įdomumo dėlį ir kad suveščiau su vakarykštę diskusiją, galiu šiek tiek pasakyti, ką mes pasakėm Novel Foods srity. Tai buvo kalbama, pavyzdžiui, apie ten reguliacinius dalykus, kadangi labai naujas produktas, patentuot norėjo 5 metai ir kažkas pakeliui nusikopijavo tą produktą ir tu gali apskūst, tik tai atbulinė tvarka. Žodžiu, toks labai ilgi terminai, ilgas procesas, biurokratinis dalykas. Tada dar minėjom finansavimą, man atrodo, gal ir iltės finansavimas, kad pigiausia įranga turi būti įmanoma pagal reguliavimus tam, kad gautum ten tą paskolą, bet jiems netinka. Tai čia, žodžiu, vardinu, ką pasakojo vakar inovatoriai apie tai, kokie jų iššūkiai. Kaip jums iš jūsų pozicijos matytųsi, kas yra tas, kas trukdo lietuviškoms inovacijoms dar labiau stebint pasaulį? Karolina. Jo, aš gal galiu pradėti, nes mes Startup Lithuania rėmuose kas kelis metus darom tokią startuolių apklausą, kur stengiamas kuo didesnę imti paimti ar ne iš mūsų tų startuolių, kurių turim daugiau nei 1000. Tai irgi turėjom tokį klausimą, kokie didžiausi iššūkiai, su kuriais jie susiduria. Tai jie išskyrė talentų trūkumą, finansavimo trūkumą ir prieigą prie užsienio rinkų. Kas šiaip įdomu buvo, kad vienas ar ne iš tų išskirtų iššūkių buvo finansavimo trūkumas. Tada turėjom kitą klausimą, ar planuojate ieškoti investicijų ir didžioji dalis atsakė ne. Tai ką matom, kad turbūt tas finansavimo trūkumas gal tikis irgi iš tų valstybinių ar ne mechanizmų, ką mes tikrai stengiamės atliepti ir ką stengiamės duoti. Tai mes savo ruoštų. Ar ne, kadangi gavom tos atsakymus, kokie jų yra skauduliai, tai mes stengiamės su tuo dirbti ir tą jiems atliepti, ar ne? Tai aišku, talentų trūkumas, man atrodo, čia net ir yra viena iš priežasčių, kodėl Etsyje dabar stagnuoja, ar ne? Nes pas juos jau nebėra tų talentų, kas kurtų tos startuolius, kas kurtų tas inovacijas, tai reikia ugdyti, tai čia švietimas yra, žinoma, 100% svarbiausias dalykas ir tuo pačiu reikia prisitraukti tos užsienio kažkokius startuolius, užsienio talentus, tam, kad mes galėtumėm savo ekosistemoje juos auginti, ar ne? Tai mes irgi turim Startup Visa programą, kur stengiamės prisitraukti startuolius iš ne ES šalių, nes jiems yra sunkiau čia įsitvirtinti, tai mes padedam jiems su šituo būtent, nežinau, prieiga prie užsienio rinkų, tai irgi tiek inovacijų agentūros rėmose, tiek Startup Lithuania rėmose turim ir akceleratorių tarptautinių, kur gali prieiti prie tarptautinių mentorių ir išvykti į Silicio slėnį ir ten 6 savaitės būti, dirbti, ieškoti partnerių, ieškoti klientų. Turim kelionių finansavimo priemonę, kur irgi finansuojam startuoliams kelionės, kuri tarp kitko yra populiariausia mūsų priemonė ir pinigai žiauriai greitai būna išnaudojami, tai kas pirmesnis, tas gudresnis, aišku, būna, bet tam, kad tu galėtum nuvykti į tą užsienio renginį ar ne, ir būtent rasti partnerių, rasti klientų, plėstis tas užsienio rinkas, tai sakyčiau, stengiamės tos iššūkius taip ir atliepti. O kaip čia tas, kas pirmesnis, tas gudresnis atrodo? Čia kadangi turime ne kažkokią sumą pinigų, tai realiai
tarkim, yra skirta, mes per metus turim 150 000 startuolių kelionėms. Tai kas pirmie aplikuoja, kai jau mes matom, kad jau viršė tą sumą, mes tiesiog uždarom kvietimą, nes baigėsi pinigai, tai realiai. Bet matyt, čia būna momentas, kai visi jau laukia tos akimirkos, kai paleisit registraciją ir sėdi paruošę kelis kompiuterius, ar net tiek yra ažiotažo? Iš tikrųjų, tai kai mes paleidžiam priemonę, mes tikrai prieš tai girdim, daug susilaukiam ir skambučių, kas domisi ir ieško, tai man atrodo, čia irgi tas labai svarbu siekiant būti sėkmingų startuolių ar nesėkmingų verslų, tas tavo proaktyvumas. Nesėdėti ir laukti, kol kažkur pamatysi reklamą, kur ten kažkas kažką daro, bet būtent ieškoti, kaip tu gali tą pagalbą pasimti ir man atrodo, tie, kas ieško, tai tikrai labai puikiai pasinaudoja. Gerai, finansavimas, talentų trūkumas, man tai, ką tu matytum kaip tokį iššūkį didžiausią stabdantį, kad tai, kas atsitiko tau ir kitiems įvyktų taip pat sėkmingai. Aš manau, kad taip, čia kas buvo paminėta, tai labai tokie, galime faktiškai pamatuoti dalykai, ką per apklausas ir panašiai. Aš manau, kad nemaža dalis mūsų inovacijų yra baimės prasme arba negalimybės drįsti norėti padaryti kažką. Nes manau, jeigu, kaip ir Andrius sakė, kad jeigu turi kažkokią idėją, kurią nešiojas jau daugiau negu 7 metus ir kniedi tau padaryti kažką, tai metas padaryti, nes didžiosios milijardinės idėjos yra vienoj vietoj visos. Kapuose. Ten yra pilna prarastų milijardinių idėjų, kur tiesiog žmonės nedrįso. Tai aš manau, kad mes tikrai, kaip Lietuvoje, turime labai stiprų kolektyvinį net protą žmonių, kurie nori daug ką padaryti, tik tais kartais reikia biškutį imtis drąsos, o priemonių ir kitų dalykų, jeigu nori, tai visados atrasi. Aš dar, jeigu galima, pridėsiu, ir Andrius buvo minėjęs, ar ne, kokia mūsų ta ekosistema yra vieninga, kaip visi kartu dirba, man atrodo, netgi ir tie renginiai, kurie pas mus vyksta, susibūrimai ekosistemos, kadangi mes nesam dideli, mes galim pasiekti kiekvieną, kaip ir minėjau, ne to vienų skambučių, ar ten iš antro skambučio gali pasiekti tą žmogų. Tai man atrodo, ir vakar mes turėjom diskusiją būtent su startuoliais ir matau net auditorijoje žmonių, kurie vakar pas mus dalyvavo, tai čia gal pasikartosiu, bet tiesiog naudotis tomis galimybėmis, eiti ar ne bendrauti. Mes, pavyzdžiui, irgi Startup Lietuvoje turime tokius Vilnius Startup Meetups kiekvieną paskutinį mėnesio antradienį, kur turim open mic'ą. Tai bet kas iš auditorijos gali ateiti ir prapičinti savo idėją minutę laiko, papasakoti, ką jie veikia. Tai man atrodo, tokie bendruomenių renginiai, kaip ir Startup Fairas, ar ne didžiausias startuolių renginys Lietuvoje, irgi yra labai, labai svarbus tai bendruomenės kūrimui tam. Tai jeigu mes čia turim tiek daug galimybių ir tiek daug idėjų ir tiek daug tokio betarpiškumo, bendravimo galimybių, kodėl mes tada iš vis keliam klausimą, ar dar lietuviškos inovacijos gali nustebinti pasaulį, gal tiesiog viskas labai sklandžiai vyksta ir nėra jokių iššūkių, Inga? Aš norėjau replikuoti kolegom. Įdomesnė dalis, bent jau mano požiūrį, yra tokia. Mes tikrai turim daug visko tam startuolio pradžiai, sakykim taip. Ir renginių, ir susibėgimų pradėti. Ir pinigų pradėti turim. Nes pradėti tu gali ir su mažesnė suma palyginus. Kas neiššauna ir ką, tarp kitko, Europą ir kalba, ir jeigu sekėte Europos naujos komisijos politiką, trūksta finansavimo didesnės apimties. Scale-upam, tiem vadinami. Mane, ta prasme, tu pradedi, tau gal pradžio užtenka ten keliasdešimt tūkstančių ar 100 000, gal kai kam tai skamba žiauriai, su didelėm sumom yra, kam reikia milijono pradžioje ir daugiau. Bet paskui, vystant tos ar produktus, ar technologijas, reikia žymiai didesnių sumų. Ir čia mes atsidurėme tą, kad ta maža Lietuva, jinai gali užtikrinti tik tai mažą finansavimą. O tokio mažo finansavimo jo neužtenka toliau augti. Ir tada arba tie startuoliai gali parsiduoti stambiem fondam, ar ten kažkam, kas stambiai finansuoja, arba ne. Nes problema yra Europos pačios fragmentacija ir mes tie mažiukai, mes šiek tiek, sakyčiau, paskestam. Ir Europa neužtikrina to tokio platesnio, didelesnio apimties finansavimo. Tas dažniau būdinga, nežinau, netgi amerikiečių fondams, sakykime. Ir už tai mes matom nemažai išeinančių startuolių iš Europos į Ameriką. Vien dėl to, kad amerikiečiai juos išsiveda.
nes jie ten gali duoti daug. Tai vat, kol tas Europos fragmentavimas ir fragmentacija ir susisiaurinimas iki kiekvienos nacionalinės šalies mes tai jaučiam. Kita tema yra, vat ir Andrius užsiminė, klaiki biurokratija, kiekvieno žingsnio apsirašymas, o Lietuva šituo žymi Europoje kaip viena iš pagrindinių, tų labiausiai reguliuojančių. Mes kartais, aš pati bendrauju nemažai ir su Europos komisija, jis sako, jeigu reikėtų rašyti reglamentus Lietuvai, sako, mes jums parašytumėm 3 eilutės. Todėl, kad jūs sugebat taip apsidėti visokiais saugikliais, kad mes, sako, mums jūsų prižiūrėti nereikia. Gerai, bet duokit kokį nors tokio perteklinio biurokratizmo, visiškai nesąmoningo nors pavyzdį. Gal net visiškai nesąmoningo, bet gal nuskambės ir labai žiauriai, bet tos pačios ir higienos normos visokios. Na, nežinau, bet kokio gyvenimo žingsnio apsirašymas, nes neduok Dieve, jeigu bus neapsirašyta ir leis kam nors improvizuoti, tai paskui suvalgoma yra, kad tu priimprovizavai, bet nesilaikiai ten, nu nežinau. Aš dabar net nesugalvoju, žiūri kolegas, gal besėdint, besiklausant, daugiau sugalvos, bet iš tiesų yra žiaurus apsiribojimas ir kapitalo rinkų reguliavimas baisus. Ir dabar kiekvienas žingsnis yra apsirašomas, nes kitaip mes nemokam gyventi Europai. Duok kokį nors pavyzdį iš gyvybės mokslo, nes sakėm, kad ten labiausiai viskas komplikuota. Arba, žinai, ką aš dar turiu tavo tokią citatą. Svarbu pastebėti, kad didelė dalis finansavimų yra išties komplikuoti ir tampa atskirų agentūrų neblogų pajamų šaltiniu. Prasiplėski. Melas, tikrai taip nesakiau. Bet čia labai daug kompleksinių problemų yra paliesta, net nežinau, kuris vėl galėtume iki ryto iš tikrųjų kalbėti. Nu, bet, pavyzdžiui, gyvybės mokslai mūsų visus domina, bet aš gal noriu ne tiek, kiek tą problematiką, kiek noriu pasakyti, kad kodėl mes dar to nepadarėm. Nes, pavyzdžiui, su Šiaurės ministrų tarybos keletą iš tikrųjų asmenų esame kalbėję ir jie sakė, skandinavai nori įsivesti tokį dalyką, tai skandinavai tai čia Švedija, Suomija, Norvegija ir Danija, kad jeigu vienoje šalyje tu praėjai patikrinimus, tai tau nebereikia perinėti kitur. Nu, nes tikėtina, kad tiek Suomiai, tiek Švedai lygiai taip pat vertina savo žmonių gyvybės. Tai galėtų būti tokia kaip ir Nordic startuolių sąjunga. Nu, čia supratė, čia kaip pavyzdys, kad jeigu tu kažkur licenzijavaisi, tai mes pripažinome, nu kaip yra su bankai, su fintechu, nu tai jeigu Lietuvos bankas tave patvirtino, nu tai tu galėjau, kaip sakoma, Ispanijoje teikti paslaugas ir neturėtum to dar kartelį eiti ir Ispanijoje praeiti per visą procedūrą. Nu tai apie tai, aš man atrodo, Europos komisija kalba teisingai, tik jis galėtų ne tik kalbėti, bet turėtų ir dalykai įvykti. Tai aš gal tik tais papildysiu, kad dabar Europos komisijos ir yra ruošiamas tas 28 režimas, kuris tas reguliacijas ES šalyse suvienodintų, bet aišku, ten dar daug niuansų ir kol jisai čia pasileis, tai dar reikia turėti omenyje, ar ne, kad tarp 27 valstybių susitarti vieną reguliaciją, nu, yra labai sudėtinga, bet kad toks planas yra ruošiamas, taip, kada jis išvys dienos šviesą. Tai va, o kalbant apie visas tas, kaip sakoma, platesnės problematikas, Inga labai teisingai pastebėjo, yra to vadinamo vėlesnio kapitalo trūkumas. Aš tai sakyčiau, kad gyvenimas, kaip sakoma, vis tiek, startuoliai yra pakankamai ambicingi, tai jie randa sprendimų, tai vienas iš pagrindinių sprendimų iš tikrųjų yra, tu tiesiog eini į kitą šalis, įkreipiesi jų kapitalą ir yra mažas niuansas, kuris buvo paminėtas. Jeigu jau mes kreipiamės į amerikietišką kapitalą, amerikietiškas kapitalas dažnu atveju reikalauja, kad ta kontrolinė įmonė vis dėlto būtų perkelta į Ameriką, o kas automatiškai reiškia, kad galutinis naudos gavėjas tampa Amerikos visuomenė. Ir tokiu būdu mes iš tikrųjų patenkame į tą vadinamą tokį protų nutekėjimo pasaulį. Nors jeigu pasižiūrėtume, palygintume Europą, visą kapitalą, mes tikrai turime pakankamai kapitalo. Tiesiog jisai galbūt nėra toks drąsus, toks greitas ir toks, nu kaip čia pasakyti, liquid. Nu, tiesiog labai greit judantis, teisingai. O šiaip jau tais, kalbant apie startuolius, kur mes matome tokia kaip ir viena iš tikrųjų, tokių galbūt didesnių dažnas pastebimas dalykas, tai yra šiaip iš tikrųjų alkio trūkumas. Ką tai reiškia? Mes
esame alkani. Mes kai kuriuose vietose sugalvojame sprendimą, jis mums fainas, mes jį pasidarome, keliaujame per tam tikras, sakykime, finansavimo priemonės, viskas su tuo yra gerai, žmonės įgyvendina savo idėjas, bet mes turime suprasti, kad mes gyvename vienoje planetoje. Šiaip tais visi turite internetą, įsijungite internetą, jums niekas netrukdo su žmogum iš Peru, iš Amerikos, iš Indonezijos ar iš tos pačios Kinijos pabendrauti čia ir dabar. Teisingai. Mes naudojame sprendimus, kurie yra prieinami visiems. Tai jeigu mes Lietuvoje galime sukurti lazerius, kurie yra viso praktiškai pasaulio universitetuose, tai kai mes kūrėme tam tikrus sprendimus, mes turėtume iš tikrųjų truputį žiūrėti globaliau. Ar tas pats dalykas reikalingas Italijai, o Namibijoje, o Peru, o Brazilijoje, o galbūt Šiaurės Amerikoje. Tapsi ta problematika neturėtų būti truputį didesnė. Ir kai mes pradėsime per tą perspektyvą iš tikrųjų galvoti apie tą sprendimą, tada mūsų ambicija išauks. Kai išauks mūsų ambicija, mes automatiškai visai kitaip dėliosime visą savo strategiją. Ir negalvosime per savo, nieko su to blogo nėra, pradėti reikia nuo mažų dalykų. Bet tikrai negalvokime tik apie Lietuvos sienas. Lietuva yra smėlio dėžė. Baltijos šalis sudėjus kartu, mes esame 7 milijonų bendruomenė, kas yra mažas kibiriukas. Europoje yra geriausi verslai nekyla iš konkrečios asmeninės problemos sprendimo. Mes ir man tuo atveju girdėjom. Prisimenu, kaip mokykloje nelabai sekėsi ten nustatyti spragas gal kažką mane ir iš to, kas tau aktualu, kyla geriausi verslai. O ne pagalvojimo, kaip čia bus Italam, kaip čia bus Pietų Amerikai. Neteisingai mane matyt supratai, Živilė. Aš turėjau mintį, kad yra rimtesnių ir didesnių bėdų. Labai dažnu atveju mes tam tikrus dalykus priimam kaip status quo. Nu, va, tiesiog jie taip veikia. O kas sakė, kad mes negalim pagerinti? Pateiksiu pavyzdį. Prieš 10 metų vienoje konferencijoje atėjau prie vienos startuolio gyvybės mokslų ir mergina ištraukė tokį nedidelį įrenginį, sakau, kas čia? Sako, čia yra astmos ligą turintiem vaikam sprendimas, kuris padeda jiem priepuolio metu. Aš sakau, koks fainas, koks mažas, koks gražus. Jo, sako, nori tau parodyti, kokie iš tikrųjų šiuo metu yra dideli. Yra daugybė dalykų, kur niekas net nesusimastė ir nepabandė jo pakeisti. Čia yra, aš irgi gal paantrinsiu ir Andriui, esmė yra tokia, taip, tai kyla iš asmeninių, dažnai kyla iš asmeninios problemos sprendimo, bet ką vat, Andrius minėjo, startuolių nebūsi, jeigu tu apsiribosi tik tai tą savo asmeninių ratų, ar, nu, nežinau, biški platesnių ratų. Reikia žiūrėti į pasaulį, reikia žiūrėti, kad ta problema ne tik būtų, kaip čia pasakyti, spręstum ne tik asmeninė, bet pasaulinio masto. Kitaip neišauksi jokius vienaragius ir panašiai. Kitas pavyzdys startuolio, kuris sprendžia. Tikrai asmeninė problema, tai yra, aš į moteris labiau žiūriu, tai yra lankelis menstruaciniam skausmam mažinti. Lietuviška investicija, ar ne jūsų dar galvoju? Ne jūsų, nesiprašau, kito fondo. Kito fondo investicija atrodo asmeninė problema, bet jinai yra svarbi, ne vienai moteriai ir tikrai ne tik Lietuvos moterim. Dar praplėsiu, Europoje labai šiaip tylima yra, bet su jaunų porų vaisingumu yra katastrofa. Mes turime sprendimą, į kurį mes investuosime, kuris būtent sprendžia šį klausimą, suderindamas ginekologiją su endokrinologija. Bijau nusišnekėti. Hormonų disbalansas. Gydytojai, kurie sprendžia, sako, yra labai daug sąsajų. Tiesiog niekas nebandė sujungti. Ir ten, sako, yra nerti dirvonai sprendimam. Mes tiesiog Lietuvoje turime daug žmonių, kurie iš tikrųjų jau eina tą kelionę. Mums reikia tik jos labai stipriai palaikyti. Tai mes kaip fondas tai ir stengiamės. Mes esame fondas, kuris ateina pats pirmas investuotojas į labai sudėtingus mokslinius inžinerinius sprendimus. Nes mums svarbu, kad tai, ką jie atrado ar pamatė, kuo greičiau pasiektų jūs, mane, mano tėvus ir mano senelius. Toks mūsų tikslas. O aš galiu dar paklausti greitai. Ar tu turi omeny, kad startuoliai patys nenori plėstis, ar jiem yra sunku tą padaryti? Kad... Ambicija, agresyvumas. Labai noriu pasakyti, žiūrėkit, mes kažką gražaus padarome, viskas gerai, plečiamės ten į Baltijos šalis, į Lenkiją kartais, ten trečias variantas visada yra Vokietija, nežinau kodėl, atrodo, kad Europoje kitų šalių nėra, bet ką mes pamirštame, kad toje pačioje Ispanijoje, Vokietijoje irgi yra startuolių, jie dažnu atveju panašius labai sprendimus daro, jie turi didesnius finansavimus, jie yra agresyvesni ir tu tai su jais žaisi jų žaidimo aikštelėje. Tai jeigu tu neturėsi to tokios drąsos ir agresyvumo, tave tiesiog suvalgys.
Aš jau nekalbu, kad dažnu atveju visi nori į Ameriką patekti. Hebra, Amerikoje, va ten tai yra laukiniai vakarai, va ten tai yra žaidimas be taisyklių, yra labai nešvarų žaidimai, yra labai daug finansavimo, yra tikrai labai didelį galių žaidimą. Nenoriu išgąsdinti, aš tik sakau, kad yra smagu kapotis. Tai kapokime daugiau. O mes gal klausyk lietuviškai kuklus labai. Man yra, sakė vienas Amerikos fondas, sako, lietuviai, jūs vis dar galvojat, kad kuklumas yra geras dalykas. Aš sakau, mums jis padeda. Ne, sako, Amerikoje jums tikrai nepadės. Bet aš suprantu, kad mes čia labai šitą klausimą labai daug aptarnėjom, bet pavyzdžiui, mes tai kaip tik visada irgi pristatydami Lietuvą užsienio ar ne rinkoms, visada kaip tik sakom, kad mūsų startuoliai yra global from the day one, kad jie kuria tokius globalesnius produktus, nes jie negalvoja tik apie Lietuvą ar apie Baltijos šalis, nes taip, čia yra per maža rinka tam. Ir plus, kalbant apie tą patį Silicio slėnį, kur mes irgi atvežam savo startuolius ar ne, jie grįžta, tai, žinai, čia visiems yra svajonė, bet realiai, kai tu supranti, kad tu ten esi niekas, ten tokių kaip tu yra tūkstančiai. Tai man atrodo, kad kaip tik ir Lietuvos ta stiprybė yra, kad pas mus bent jau tą pradžią padaryti yra lengviau čia, nes taip, tai jo, ir tada problema tos užsienio rinkos, jų prieiga prie jų. Duokim dar ir Mantui pasakyti, kaip tau skamba tas, nežinau, apie alkio trūkumą gal labiausiai ir ambicijos, kaip tau skamba? Tai kaip ir paiteravo tą pačią mintį, ką ir sakiau, tiesiog mes kartais stingam drąsos arba stingam kažkokio alkio, norint judėti toliau į platesnius vandenis. Aiškus, tame esmė judėti į kitas rinkas yra išbandymas iš savęs. Didžioji dalis mūsų einančių į rinką, bent jau ką galiu pasakyti, tikrai grįžta didžioji dalis nusivylusi atgal į tą smėlio dėžę. Bet tiems, kuriems pavyksta prasimušti, tai tie prasimuša ir turi labai nuostabius rezultatus. Ir tokių turime tikrai ne vieną. Ir tos brandus kaip Omnisenda, Hostingerį, Tesonetą, Vintedus ir panašius mes žinome ir žinom ne tik mes lokaliai Baltijos šalyse, bet žino visas pasaulis. Tai tas duoda mums stimulo ir energijos, kad mes galim išaukti, mes galim daug ką padaryti, tik tais reikia judėti priekį. O sakau, mintis tai tikrai buvo paiteruotos dėl scale-upų, dėl papildomo finansavimo, dėl to, kad reguliavimai yra labai stiprus irgi ir ne tik medicinoje, ir švietime yra tas pats dalykas. Ir pas mumis Lietuvoje su duomenimis yra, nors sako, kad plačiai mes atveriam visus duomenis, švietime pumt ateina įstatymas, didžioji 90% duomenų uždaroma ir tik tais lokaliai, kas nori, tas iš institucijų pasako ir tada tik tais atidaro. Ir tai stagnuoja norėti padaryti sprendimus, nes gale dienos, kas turi geriausius duomenis ir geriausiai pagal tos duomenis gali daryti interpretacijas ir sprendimus, tai tas ir laimė žaidimą, mano manimu. Ir mes irgi tą pačią eigą ir einam. Tai. Aš galvoju, ačiū labai man, tai aš galvoju, gal atverkim auditorijai tokį laiką, gal kas norės paklausti arba komentarą kokį skelti. Reikia, kad nors vienas išdrįstų, tada banga išvirs mums klausimų ir komentarų, tai drąsiai tą darykit. Jeigu nesutinkat su ko nors irgi, drąsiai nesutikit, tai aš taip vis paklausiu, bet jeigu turit, tai iš karto kelkit ranką. Ir kai taip pakeli, tai tada atsiranda, kas ir iš tikrųjų kelia, bet kol kas neatsirado. Žodžiu, Inga, dar jūs apie sudėtingumus kalbant, mes šiek tiek apsitarėm prieš pokalbį. Minėjot bendravimo su mokslo bendruomenės sunkumus. Gali tai būti? Autorystės klausimai, nemoka išsukti sugalvotos idėjos, kad jį taptų verslu. Gali būti, kad taip sakėt? Gali. Ir labai kažkaip žiūriu, mūsų ta diskusija virsta į tokią, kaip tipiškai lietuviškai, viskas blogai. Ne, žiūrėkit, aš pradžioj specialiai paklausiau Andriaus, liepiau pasidžiaugti šitą ekosistemą, iteruodama, kaip čia dabar išmokė Mantą sakyti, čia reiškia tarsi pakartodama, suprantu, Manto pasidžiaugimą. Mes plojam visiems, kaip mums gerai sekasi. Žiūrėkit, nes nepradedam varyti savo pačių diskusijų, nes čia tai bus tikrai lietuviškumas. Tiems, kas jeigu netyčia vėliau prisijungia, tai toks TLDR-as greitas. Taip, tai yra vienas iš skausmų, sakykime, taip ir mum, ir ne tik mum. Aš žiūriu ir į kolegas iš aplinkui. Mūsų, aš sakyčiau, ne tik Lietuvos čia yra klausimas, bet Lietuvoje mes tikrai to stipriai turim. Mūsų mokslas nori daryti mokslą, o verslas nori daryti verslą. Ir kai ateini kalbėtis, aš pati esu kalbėjusis su universiteto vadovybėm,
prieš kurį laiką ateini ir sakai, žiūrėkit, jūs galite irgi investuoti kartu ir yra universitetų ir Europoje, ir ne tik Europoje, kurie tą daro. Yra technologijų centrai, kurie investuoja į startuolius, į spin-offus, tai yra į atžalinės įmonės lietuviškai, kurie gimsta pas tos universitetus ir tai yra, ir jūs ir užsidirbsit galų gale. Sako, ne, žinai, sako, mūsų brandas kainuoja 2 milijardus, o kodėl aš čia turėčiau vargti? Aš pardavinėju licenzijas, geriausiu atveju, ar ten prileidžiu į laboratoriją ateiti, tegul, aš čia savo gyvenu, mokslą darau ir straipsnių, mane ir vertina dar pagal straipsnių rašymą. Bet Inga, čia ir yra alkio trūkumas. Viskas gerai, o ko čia stengtis? Bet ir tas nepramuša, aš sakyčiau, ir baigėsi ties to, kad mokslo institucijose jų tų idėjų yra ir jos yra vystomos, bet jos toliau neišeina. Dar kita tema tai yra tas būtent intelektinės nuosavybės apsauga. Ir universitetai ją pasilieka savo, yra ten ir argumentų, kodėl. Ir kodėl tai yra paprašo parašyti mokslinius straipsnius ir išviešinti viską. Panašiai. Mes Baltijos šalyse, man atrodo, mes lyginant Lietuvą, Latviją, Estiją, mes mažiausiai dalykų apsaugom ir patentuojam, bet mes užtat labai daug straipsnių rašom. Bet ką tu sakai iš esmės, kad apie mokslą mes irgi kalbėjomės. Tu sutinki su Inga, kad truputėlį tokio trūksta išėjimo iš laboratorijos, aš tokį girdžiu momentą. Bet tai yra tiesa, bet tai čia, aš manau, vėlgi, čia vėlgi yra kompleksinis dalykas. Paklauskime doktoranto per jo visą kelionę, mokslo keliu, kada jis pirmą kartą išgirdo žodį intelektinė nuosavybė, patentas arba apsaugoti. Žiūrė, tu nustepsi. 12 klasėje, ne? Ne, doktorantūrų vieną kartą. Jų niekas, mes net nemokome mūsų mokslininkų apsaugoti savo žinias. Mes neaiškiname jiem mokslo įstaigose, galbūt kai kur tai yra, bet kiek man tekia domėtis, mes savo akceleratorėje dažnai sakome, kad hebra, jeigu jūs keliaujate į užsienio konferenciją ir kažkas su jumis yra labai draugiškas, labai alum girdo, labai uždavinėja klausimus, tai ne todėl, kad tu esi labai fainas, o todėl, kad iš tavęs nori kažką sužinoti, kažkokį tavo proveržį galbūt nuvokti. Mes gyvename didelės konkurencijos laikais. Taigi kalbame dažniausiai apie labai didelius pinigus, jeigu tai yra labai kažkas inovatyvų, labai stipriai keičia tam tikrą technologiją. Taigi vyksta tos vagystės. Taigi mes turime gudrus būti. Ir tokie kartais paprasti dalykai, bet grįžtant prie to, ką galbūt Inga minėjo, mes galėtume iš tikrųjų tarp universitetų labiau susitarti, kas yra technology transfer. Mes turėtume, mums net nereikia toli dairytis. Tiek tie patys estai, tiek tie patys suomiai, jie mielai dalinasi savo praktikom. Jie aiškina, kaip jie tai pasidarė. Mes turėtume į akademinės įstaigas priimti žmonės, kurie moka sėdėti dėrybose su investiciniais fondais, kurie supranta, kad 29% nuo 0 yra lygus 0, bet 6% nuo įmonės, kurios vertėja 4 milijardai, pakankamai solidi grąža, kuri grįžta akademinė įstaigai. Ir čia daugybė yra niuansų, tai tiesiog mes galėtume kartais žiūrėti plačiau, pasižiūrėti, kokios yra gerosios praktikas ir jas tiesiog įsidiegti pas save. Jo labiau, kad mes esame nedidelė šalis ir pas mus tai galima padaryti greit. Aš galvoju, gal dabar atsirado koks norėtojas pasirodyti klausimo savo. Paneigt, pavyzdžiui. Tada jau nebežaisim su šituo, bet gerai, jūs norėjot sureaguoti, tai sureaguokit ir mes jau palengva paskui keliausim į tokį apibendrinimą. Tai Andrius sakė, kad reikia žiūrėti plačiau. Karolina. Jo, aš gal dar trumpai norėčiau sureaguoti, nes realiai žvelgiant, nežinau, mokslo, verslo bendradarbiavimas, šita savoka, aš nežinau, kiek jūs jau metų su juo gyvenat, aš tai jau man atrodo ir pas mūsų institucija, tai 10 metų plus ten vis kalba visi tik apie mokslo, verslo bendradarbiavimą, kaip čia reikia mums jį, kaip mums čia jo reikia jį skatinti. Bet vis dėlto vis dar to trūksta. Ir aš tai, man atrodo, kad čia yra labai didelė problema, apskritai kalbant ar ne apie mokslininkus. Ir mes ir su Andriumi esam šnekėję daug kartų apie tai, nes ir mums labai svarbu, kad atsirastų daugiau ar ne tų deep techo startuolių, ar ne. Tai aš sakyčiau, kas irgi yra mums svarbu, tai nebūtinai užnorinti mokslininkus daryti verslą, bet juos suvesti su verslu. Tai mokslininkas, tu daryk savo tos tyrimus, tu dirb savo darbą ten laboratorijai, bet turėk šalia žmogų, kuris mokės tai parduoti. Bet netgi ir tas suvedimas yra labai sudėtinga, nes jiems tiesiog kartais neįdomu būna, jie nori ten sėdėti, dirbti.
Amen, čia tikrai sakau amen, bet aš manau dar vienas dalykas, kurį man labai dažnai norisi pasakyti, kas mums trukdo atverti mokslinės įstaigas ir pakviesti verslą. Verslas, ateikit, duokit mums užduotį, iškelkit užduotį, mums įdomu, mes pabandysime išspręsti, visą tai mes paskui galėsime komercializuoti. Man toks jausmas, kad galbūt truputį trūksta to tilto kažkokio tais, kad pasodinti vieną kambarį, užrakinti ir neišleisti, kol nesusipyks. Bet ar nėra taip, kad kai reikia, susiranda? Pažiūrėk, pavyzdžiui, tiesa, Živilė, mes nesakome, kad viską užrakinti, išjungti šviesą ir viskas yra blogai. Mes sakome, kad to yra žymiai didesnis potencialas ir žymiai daugiau visko yra. Mes tiesiog turime, aš nežinau, gal alkanesni būti. Labai geras žodis, alkio trūks. Jo, geras žodis ir gerai, kad kartojas ta mintis, nes taip mes galėsim lengviau ir aiškiau prieiti prie kokio nors bendro vardiklio šios diskusijos pabaigoje. Man tai. Taip, aš dar tik tais kelias mintis, tai mes nuo šių metų rugsėjo 3 metų tyrimą kartu su vienu universitetu pradėsim daryti ir turėsim 5 mokslininkus, įskaitant ir tarptautinius, kurie su mumis bendradarbiaus ir dirbs. Ir tas yra, manau, labai faina, kai atsiranda iš tikrųjų iš mokslo darbuotojų, kurie patys ieško, nes ieškojo sprendimų, sako, pagaliau užteks daryti tyrimus vardant tyrimo, davai pamėginkime padaryti kažką, kas bus vertinga ir verslui, ir tuo pačiu metu visiems galutiniam vartotojam. Tai tas fainai. O kitas dalykas, labai stipriai palaikau mintį, kad universitetai turėtų įsileisti, aš nežinau, kur yra problema, atrodo ir su tais rektoriais tenka pasikalbėti ir visi liktais yra už, kas ten stagnuoja pas jos, ar ilgi procesai, ar kažkokia biurokratija, aš net neįsivaizduoju, bet kolega pas mumis visai neseniai į Kornelio universitetą išvyko dabar studijuoti ir atsiuntė mums pasiūlymą, sako, žiūrėkit, hebra, jie daro didelės įmonės, po 5 studentus paima, 500 ten valandų padaryti ten mega projektą, žinai, per ten pirmą pusmetį. Sako, davai, mes irgi teikiam savo, davai darome, tiesiog tas yra grožis, kur sakai, wow, tikrai taip daro, kodėl pas mumis niekas taip nedaro. Ir grinai ta pati mintis. Tai tiesiog norėjau pasakyti, ką reikia padaryti su universitetais, kad pasakyti jiems, kad hebra, įsileiskite verslą, leiskite daugiau bendradarbiavimo atrasti ir atrišam rankas kažką padaryti kartu per tą laiką, kas būtų vertinga visiems. Gerai, ačiū. Turim klausimą iš auditorijos. Mikrofonas, nežinau kur, bet gal duokim, kad transliacijų irgi girdėtųsi ir tada dar pakelkite ranką vieną kartą, kad matytų mikrofono atnešėjai, kur jūs esat. Gerai, jeigu norit prisistatykit ir tada mes jūsų klausimų beveik ir vainikuosim. Sveiki, aš esu Agnė Kavaliauskienė. Norėjau paklausti apie alkį. Man labai yra įdomi šita tema, kad ir kaip kontroversiškai skambėtų, tai ką reikia daryti, kad to alkio būtų daugiau. Nes šiaip alkis turėtų būti mažinamas, bet nes tu šiaip, neuždegsi žmogaus, jeigu jisai nenori. Tai kaip jį išprovokuoti, kad jam būtų kažkas tai taip užsidegtų, kad jisai pradėtų daryti dalykus. Šiaip tai čia labai sunkus ir geras klausimas, nes mes linkę paprastai kaip tik alkį mažint, kaip štai sako Agnė. O tu, Andriau, turi pats atsakymą į savo iškeltą problemą? Žinoma. Taigi pats ir sukuriu teisingai. Bet truputį galbūt taip gal žaismingai atsakysiu, bet žmonės gyvenime arba pasaulyje šiaip moka pinigus už 2 dalykus. Kai jie kažko labai bijo arba kai jie kažko labai nori. Tai jeigu mes turime situaciją, kurioj mes nelabai nuo ko norime, nes mes jau esame pasisotinę, tai galbūt tada pasižiūrėkime, ko mes bijom. Tai tokia geopolitika yra toks dalykas ir ta geopolitika sukūrė mūsų šalyje tokią situaciją, kad pas mus dabar vyksta dvejopos paskirties ir gynybos sprendimų renesansas. Šiaip tai nereikėjo mums. Taigi viskas buvo gerai, o dabar staiga mes turime neįtikėtiną kiekį žmonių, kurie sako, o kas sakė, kad mes čia negalime sukurti kažko, kas padėtų mums apsiginti, bet visa tai ateina iš baimės. Tai gerai, jeigu alkio nėra, tada pasigazdinkim, gal padės. Jo, čia šiaip tu tarsi žaismingai atsakei, bet man tai atrodo, kad šiaip labai logiškai, labai protingai ir labai rimtai. Ačiū. Ir kadangi artėja pabaiga ir mes čia kai kurie skundėmės, kad per daug neigiamai kalbam, tai gal kažkaip ir pasakykim dabar gynybos prasme, kas vyksta startuolių ekosistemoje, nes aš
kiek matau, tai koks nors ten gynybos kaip jis vadinasi, Miltech forumai, visokie, kurios organizuoja agentūra irgi inovacijų arba kiti, tu negali tiesiog ten dalyvių prasme, tai į juos patekti neįmanoma. Yra toks bumas gynybos inovacijų, bet ar kažkas apčiopiamesnio, kuo mes galim pasidžiaugti, vyksta, man tai? Aš dėl Miltecho gal neatsakysiu, taip tiesiogiai aš tikrai duosiu ekspertam kalbėti dėl šitos dalies. Aš gal paiterosiu dar ties klausimu, kodėl trūksta to alkio ir nuo ko viskas prasideda. Labai teisingai, jeigu žmogus jo neturi, tai tu jo ir labai sunkiai ir išugdysi. O kur visas ugdymas prasideda? Mokyklos suole. Ir savo bendruomeniai, tarp tėvų, tarp beaugančių kartų, aš manau, taip kaip nuo sovietmečio turėjom baimę didžioji dalis žmonių, ne, mūsų, bent jau mano tėvų, ne, ir panašiai, kad neduok Dieve kažkur pajudėsi ne ten, tau kirs per galvą, kaip sakant. Pas mumis šitas dalykas jau yra nykstantis eigoje tarp kartų ir aš manau, jeigu švietimo sistemoje mes ugdysime jaunus talentus nebijoti klysti, tai, man atrodo, įspręsim ne tik bendras esminės švietimo problemas, bet ir įspręsime tą, ką mes dabartiniu momentu kalbam dėl alkio ir kitų dalykų. Jeigu išmokysim žmonės nebijot klysti ir mėginti judėti prieki ir pasakyti, kad tu gali, nepriklausomai nuo iš kur tu bebūtum ir ką tu bedarytum. Bet jūsų šitas appsas, startuolis, tai atvirkščiai, jeigu turi spragų, vis tiek jas taisyk, neik su spragom per gyvenimą. Tai čia šiaip toks beletristinis komentaras. Tai kuom skiriasi profesionalas nuo pradedančio? Profesionalas daugiau kartų per gyvenimą yra klydęs. Ir klaidos tai nėra, kaip sakykime, iš savęs dalykas, kuris turėtų būti, baiminamasis, ne? Tai klaidas mes ir parodom vaikams, kad žiūrėk, tu turi tam tikrų vietų, mes neįvardėjom jų klaidų, mes įvardėjom kaip tobulėjimo galimybės. Yra tam tikrų vietų, kur tu gali dar patobulėti, dar pajudėti prieki. Ir tiesiog matyk akivaizdžiai, ką tu gali pasistumėti prieki, kur gal tau pačiam yra klausimas, nežinau, ko nežinau. Tai ateini, mes duodam bent jau pirmą kelią tau atsakyti į šitą klausimą. Gerai, labai ačiū. Andriu, pasakykim dar apie gynybą. Tai čia galbūt galėčiau pasakyti po Ingos, nes kiek žinau, Inga šito failų tikrai daug yra domėjusis ir dalyvauja įvairiuose kambariuose, kur aš tikrai nepatenku. Tai Inga gal tu pradėk, o aš kaip sakoma pridėsiu iš mūsų perspektyvos, ką mes matome, kas pas mus aplikuoja finansavimo. Tai gynyba iš tikrųjų dabar dėmesio daug, kaip Andrius ir teisingai sakė, alkis didžiulis. Ir tikrai ir mes darom labai nemažai gynybos srityje ir specifiškai gynybai. Turim ir kišenės gynybos rizikos kapitalo investavimui ir specifiškai gynybai. Ir per Andrių ar koinvesticinis fondas Restendas, čia yra mūsų dukterinė įmonė, irgi orientuojasi nemaža dalimi gynybą. Mes esame investavę Lietuvos vardu į NATO inovacijų fondą, kuriame dalyvauja 24 šalis ir iš kur gali investuoti net iki 40 milijonų į atskiras įmonės. Arba į kitus fondus. Ir jie yra BSV Ventures investuotojai, tai yra NATO inovacijų fondas. Tai suprantat, kokios yra galimybės ir kokiu mastu, tai yra NATO šalyse. Ne visos šalis tiesa dalyvauja jame, bet vis tiek iš esmės gali investuoti ir pritraukti tuos, kurie šalia kartu investuoti kitus stambius žaidėjus į startuolius ir Lietuvos, ir ne tik startuolius. Mes turim specifinę kišenę paskolų gynybai ir tikrai labai daug dėmesio ir galimybių šiam momentui yra ir matom tos projektus. Idėjų yra, aš vieną paminėjau ir Andrius galėtų ir iš savo portfelio papasakoti, kas yra ir kitų pas juos portfelį yra. Žiūrėkit, dabar dar pasakysiu tokį momentą, kuris yra nemalonus, bet jį reikia pasakyti, čia labai šitam festivalį visus labai bara, jeigu nelaiku išėjai iš diskusijos. Tai mes jau viršijam, bet man nesinori pabaigti negražiai. Tai čia Q&A dalis, ten kur klausimam ir atsakymam dabar ta dalis, ne? Tai mes jau buvom ją paskyrę, kur kas anksčiau. Jau viskas, žinok, Andriu, visai pabaiga. Pasakyk, kokią technologiją. Pasakyk kažką apie gynybą tokio
kad ne paskui Inga nesakytų, kad oi, čia mes labai turime neigiamai technologiją, pakalbėjom. kuri kabinasi prie bet kokios skraidyklės, kuri siunčia signalą į žemės paviršių ir nustato 30 cm žemės cheminę sandarą. Tai mes galime naudoti agro sprendimuose, užterštumą matuoti, mes galime naudoti tam, kad žmonės nesusisprogdintų užlipę ant minų. Gerai, Tai yra galim. Lietuvoje esanti technologija. Gerai, o apie tai, ką jau darom, ar mes vejamės pakankamai greitai su visais, su visais dalykais, kuriuos sugalvojam gynyboje, kad jie jau ir atsidurtų kur nors netoli karo lauko? Mes turime neįtikėtinus ryšius su Ukrainos broliais ir seserim, kurie iš tikrųjų gina mūsų laisvę dabar. Ir iš tikrųjų žinau ne vieną technologiją, kuri per savaitę dvi jau būna išbandoma tenais, kur tikrai yra labai stipriai karšta. Bet iš kitos pusės mes vis dar turime problemų. Dabar, jeigu kas nors sėdite čia ir turite sprendimą, labai prašau ateikit. Mes turime didelių problemų su GPS sistemų laužimu. Tai pradeda trukdyti labai stipriai verslam, tai pradeda trukdyti labai aviacijai. Jūs nustebsit, tai labai trukdo ir laivybai, ir netgi agro įmonėm, kadangi didelė dalis įrangos būtent paremta GPS duomenimis. Būtent. Taip, būtent. Mes kartais netgi ir sunkiai suvaldome įskridusius daiktus į mūsų šalį, bet čia jau yra sprendimai ir jie tikrai bus pristatyti, kurie labai greitai gali nustatyti ir padėti. Jo, bet gerai, kad mes taip užbaigėm. Jeigu turite idėjų, tai eikim ir kalbėkime. Ir tam yra festivalis būtent. Tai tokios aš ir norėjau pabaigos. Tai ačiū, kad tu ją padarei. Aš tik vieną dar dalyką labai. Jeigu vieną dalyką jūs išsineštumėte, aš labai jūsų prašau, užsiregistruokit Startup Lithuania's naujienlaiškiui. Vyksta fantastiškų renginių. Tu minėjai, ne, kiekvieną mėnesio antradienį. Taip, labai ateikit, mums labai trūksta žmonių, kurie nori prisidėti prie inovacijų. Mes turime mokslininkų, mes turime inžinierių, bet jie kartais, jie tiesiog neturi tiek rankų, kiek reikia tam, kad kažkas įsigyvenintų. Ateikit, visi esame atviri ir labai jūsų laukia. Taip, ir dar užbaigiant kvietimas, labai kviečiam visus į didžiausią startuolių ekosistemos renginį Lietuvoje, Startup Fiera. Spalio 9 dieną Litexpo ir iki rytojaus galioja Early Birds nuolaida, tai labai kviečiam įsigyti bilietus. Labai ačiū visiems, labai ačiū, kad buvot. Dalyvaukit visose šituose pasiūlytose kvietimuose ir toliau savo būkit geriausiai, vėsiausiai palapiniai. Kėdenkitės visur po festivalį irgi, klausykit, būkim, bendraukim ir džiaukimės. Ačiū labai, kad buvot. Iki kitų susitikimų. Plojimai pašnekovams.